Nu va, atvykome mirties slėnį, karšta. Kaip piloniukai baigi iškepti. Dabar dar nejaučiu, bet jaučiu žandą traukia biškį karštis. Traukia? Jau man irgi biškį jau plaukelį jau kaista irgi. Nu ką, darom fotkę? Darom. Ilona jau kniaukė, man jau lūpas sudžiuvo. Nu, žinokit, čia labai karšta. Negaliu patikėti. Nu, Ilona, emocijų bus ar nebejau? Iš tikrųjų labai karšta rašė. Jausmas kaip orkaitė. Tai ir yra. Jausmas kaip orkaitė tikrai. Čia niekas negyvena beveik. Ta prasme, iš gyvūnijos. Beveik niekas negyvena, nes viskas sudega, sako čia, per laiką. Jausmelis toksai, kaip atidarai orkaitę ir paduoda to karščio, bet ne tokia, kur labai degina, bet labai tokia šilta. Net burnai išdžiuvo, kol atėjom. Mums reikėtų ten kažkiek girdėjau, kad ten kažkokia druska, bet nelabai esu tikras, kas ten yra. Reiks paskaityti. Ilona, ar tau galva susisuka, kur tu užlipai, dievuliu? Kelio maža jai. Šoksinas tas skardžia? Varom paskaityti, kas šį yra. Bet važiuodavo seniau ponais tokiais. Ir žiūrėdavo. Va, tai čia atkeliaudavo, žiūrėk, kokiais mulais. O, my goodness. Koks čia buvo, kokia šukamė? Zabroskio pointė. Žodžiu, čia toks faktas buvo, kad gal ne šitoj būtent vietoj, bet šitam slėnį. Tai buvo užfiksuota temperatūra karščiausia, tai prieš 130 metų 57 plius. Didžiausia temperatūra minus čia, tai buvo užfiksuota -9 buvo. Karščiausia beveik 60 laipsnių. Tai praktiškai čia nebūna kritulių, o jeigu būna labai gausus ir labai dažnai virsta į potvinį. Toksai faktas. Aš manau, kad virsta į potvinį, nes kada iškrenta lietaus, o žemė čia perdžiūvus, jinai greitai nesugeria. Ir virsta į potvinį. Labai įdomiai. Labai įdomiai atrodo viskas, tai perdžiūvę. Grinai dykuma. Kuom pasižymi šitas slėnis, tai tuom, kad nėra augalijos ir nesudaro šešėlio. Čia rašoma, kad
žemės dalis kažkokia tai įsmuko žemyn, dėl to iškylo kalnai iš šonų, nesusidaro pavėsis, dėl to, kad kalnai neužstoja, augalijos nėra, dėl to žemė neatvėsta. Ir dar nuo kalnų leidžiasi šiltas oras ir čia labai labai karšta dėl to. Ilonėlė, nori kažką pridurt? Galėtum gyventi čia? Labai gražu. Meksikietiškas stiliaus tokie nameliai. Atrodo, kad ten turėtų būti vanduo, bet nėra. Kiek palmių, ojetus. Ojetus, kiek palmyčių. Ten tai kaip dulka, matai. Tai gal mums čia reikia važiuoti? Bad water. Kaip Ilonėlė, jau atsigavai? Neatsigavai? Tai man reikia šaldiklį iškrauti, galėsi eiti šaldiklį atsisėsti pasidėti. Šaldiklį gal labai grįžtai. Žmonės varo, žmonės keliauja, žmonės nori pamatyti, bet ten kaip dulka, o jetus. Toks jausmas, kad Pjuvenų kalnai supilti, bet čia vien smėlis, vien uolienos. Kalnai tokie, bet granai kalnai. Ten gerai atrodo, važiuojam, pažiūrėsim. Karštis tai tikrai dar nesu tokia jautęs jaučiu. Ne kažką. Palikom šį kartą mašiną kūrentis, nes grįžti tai kaip į tikrą orkaitę grįžti. Žiūrėk, tai kad čia negalima nuo tilto nulipti. Jo, ten tipo žemyn negalim lipti. Emocijos grįžus iš karto į mašiną. Tai pačios už save kalba, Ilona visą raudona kaip vėžys. Jau? Kaip virtas vėžys. Šiandien nuo ryto pasiruošėm vandenio, pilną kuprinę ir ledo prisidėjom. Tai dabar iš karto čiulpiam vandenį geriam. Įdomu, kiek karščio yra iš tikrųjų. Nes kai išvažiavom iš Las Vegaso buvo 39, o čia tai tikrai daug karščiau, tai reikės pasižiūrėti iš tikrųjų. Oh my god, tikrai labai karšta. Žmonių belia kiek lūpos sūrios dabar nuo druskos. Bet tai ta druska tvyro ore, to nieko nereikia čia net laižyt. Tos žemės, ir taip va čia druska. A ne? Geras. Ten upelis bėga, bet tai kažkaip dar jisai neužsidruskavęs, čia neišdžiūvęs. Gal čia šaltinis, žinai, išbėga žemės. Gal? Ir jisai neišdžiūna čia, nes pastoviai žemės veržiasi. Iš karto visą šlapę esą.
Ir tokia viskas sūra atrodo. Įdomu. Patiko? Įdomus reiškinys, o ne toks? Įdomus reiškinys, bet negali vakar. Negali pasimėgoti, nes, nu... Ir karšta, ir pučia tas vėjas. O jo. Nu ką, važiuojam toliau, link Sekvojos. Žiūrėsim, gal kažkur dar sustosim. Čia vadinasi menininko paletė. Įvairiausios spalvos, persimainančios, pasikeičiančios. Bet karštas kaip pragare. Važiuojam pro smėlio audrą. Mums tiesiai netaip matosi stipriai ta smėlio audra, bet vis tiek jau jaučiasi biškį. Monelė stebi kelią susikaupus. Man padeda vairuot. Dykumą varom, 40 mylių važiuojam dykumą. Augalų praktiškai nėra, kažkokie nudžiūvę krūmai. Svarbu, kuro yra. Ir varom tolyn. Važiuojam 2 valandas jau be telefono ryšio. Tik tais brūkšniukai, matos taškeliai. Nėra jokio telefono ryšio, interneto neturim. Kažkur buvom prieš 2 valandas pagavę internetą, tai telefoną užkrovė navigaciją, bet dabar sustojom degaliniai, tai į degalinės važiavom 2 valandas realiai. Pusę baką turėjom kuro, tai dar viskas liuks. Tai užsipylėm vėl pilną baką. Nu tik tais pusę reikėjo užpildyti, užpylėm pilną, tai važiuojame toliau. Tai žiauriai numiręs miestelis, visiškai numiręs, einam savo. Bet ką padarys? 2 valandas nėra jokios gyvybės, bet dabar tik prasidėjo kažkaip. Žodžiu, žiūrėsim, kas čia toliau laukia mūsų. Kas išvažiuos norėčiau čia? Ilonėlė vairavo, dabar pavargus jinai valgo ledą, kad atsipalaiduotų, biškį atsigaivintų. Turi palmių, va. 2 krūmai ir viskas. Nieko daugiau nėra, jokių augalų. Ir čia nudžiūvę kažkokie tai krūmai. Traukinys yra toks pramoninis, labai čia pramoninė vieta tokia. Gal čia kokią naftą jie pumpuoja. Kalnuose aš neįsivaizduoju. Tai ką čia reikia veikti, neįsivaizduoju. Nieko veikti. Varom toliau.
Atvykom prie Sekuos nacionalinio parko. Eilė vėl mašinų. Oras geras. Bet vakar skaitėm, kad kažkoks gaisras yra, kažkas gali būti uždaryta, tai tikiuosi, kad 2 kartus iš eilės man nebus tokia nusišypsojus laimė. Ir vėl nepamatysiu. Hello! Thank you for having that ready for me. And do we need a map today? Yes, please. You two have fun. Thank you. Thank you. Have a good day. Ilona, kaip tau medžių didybė? Toks. Aš prieičiau, tai būčiau gabaliukas čia prie jo. Bet tai kaip aukštuma. Tai Šermanas pats didžiausias medis yra. Įsivaizduoji pasaulį? Turbūt. O metrais šiek tiek gaunasi įdomu. Tai gaunasi, plotis gaunasi 31. Apvaliai kaip čia? Apvaliai, nu. Gaunasi 31 metras, plotis jo gaunasi 11 metrų. O aukštis, kodėl fitais rašo? Tai čia beveik 100 metrų. Beveik 100 metrų. Ir jo amžius yra 2200 metų. Tai kaip tau, Ilona, šitas parkas? Kažkoks nacionalinis. Toksai kaip monumentai kokie, ne? Liūdnų medžių parkas. Liūdnų medžiai. Čia visi kankina, visi eina žiūri.
Kaip tu galvoji, tau čia patiko? Aš galvoju, kad man patiko čia. Išpildei svajonę? Svajonė išpildyta, atostogos pavykusios. Pavyko šį kartą privažiuoti pagaliau. Nes praeitą kartą mūsų neįleido vidury kelio. Nes keliai vingiuoti, o sniego buvo belekėt. Minum toliau, jau bandysim čia įsikurt, nežinau. Stosim dar prie medžių. Gal prie medžių dar stosim. Įsikrovę esam nemažai. Sunku sustoti, laiku ir vietoj. O-o. Žut. Going high.